Kartą gyveno Marta. Ji turėjo vyrą Homerį. Taip pat jie turėjo 3 vaikus. Lizą, Bartą ir mažiausią savo vaiką Megę. O dabar Simpsonų šeimos kaimynai. Alisa, Emilija, Goda, Jeffas. Taigi pradedam mūsų naują seriją. Ir serijos pavadinimas Susipažinimas. Anksti ryte gyveno Simpsonų šeima. Jų namas buvo štai toks. Čia miega Marge. Tuoj įeisim į vidų. Taigi, atėjom į vidų. Čia miega Homeris. Užračiau Marge. Taigi, čia stalas. Paprastas stalas. Čia Megės kambarys. Paprastas ir fainas rožinės kambarys. Megė taip pat miega su savo žaisliuku. Ir daug kitų žaisliukų. Čia Lizos kambarys. Jos kambarys labai fainas. Aš pačiam tokiam norėčiau gyventi. O čia Barto. Su šautuvais ir kažkokiais čia slauba. Ne, kažkokiais dalykais. Tai va. Dabar pas mūsų kaimynus keliaujam. Čia Jeffas, čia kas buvo Goda, čia Emilija, o čia Alisa. Namas visai fainas. O, čia dar spinta. Tikrai, vieną dalyką pamiršau. Prie mūsų draugų namo yra dar vienas namas. Tik tai nežinom, kas ten gyvena. Beje, mes sužinom, kad čia yra Simpsonų kaimynų antras namas. Taigi pažiūrėkime. Vonia, riedlentė kaip sandėliukas. O pačiam viršuje, aišku, maisto baras. Atsiprašau. O šalia yra parduotuvėte. Ai, mūsų kolega norėjo ten pasakyti, kai sakė atsiprašau už triukšmą, norėjau pasakyti. Tai va. Tai galim pradėti filmuoti. Vieną dieną anksti. Tiksliau rytą anksti. Gyveno Simpsonai. Taigi, kaip žinote, pirmiausia atsikelia mama Simpsonė. Sveiki. Tikriausiai jūs mane norite filmuoti. Tai dabar jūs jau pusryčius ruošti. Galite pažiūrėti, kad aš ruošiu. Au. Tai va. Jums reikės stalo ir daug visokių produktų. Taip kaip ir man, reikės pasiimti spintos maisto. Gal abaliukų šitą. O, tikrai popkornų negausit niekas. Visai puikus maistas ryte. Gal ten taip daug žurnalų. O, sveiki. Kaip gyvenate? Ačiū, gerai. Tiesiog dabar reikia pažiūrėti, kad man kažkas parašė Facebook. Ne, nu dar gražiau. Oh my goodness, parašė mano draugužis, kad mane myli. Na ir bairelis. Visai gera naujiena. O, jo. Pauzinę. Atsiprašau už neramų paveikslėlį. Na, dabar gausiu laukti nuo tėčio ir mamos. Negalau, kad man galėjo kompasą dušti, bet ne man. O taip, einu valgyti. Labas, mama. Labas, krita. Kodėl čia nieko nėra? Dar nieks nevalgyti. O dabar užėsime į Barto kambarį. Šautuvai? Ne šautuvai. Čia žibintuvėliai, Bartai. Aš žinau, kad čia šautuvai. Aš ir pamiršau. Tai
Aš sapnavau šūtvėlius. Nu tai va, žmonės, atsitaikykit. Ai, karamba. Na ir... Tikliau, ai, karamba. Norėjau pasakyti. Lemba. Barta. Aš filmuoju Bartą. Oi. Va, gerai filmuoju. Aš Bartą nematau. Gerai filmuoju. Nu va taip, filmuok. Nu va taip. Atsiprašau. Mes tiesiog Bartą nematėm. Oi. Liza! Ko tu čia rėki? Tu mane išgąsdinai ir per visą beveik namą sugriuvau. Ai ne, visą. Gerai. Mama! Kas rankosis? Liza mane išgąsdino ir dabar vos visą namą nesugriuvau. Ten nukrito tik tai iš šviestuvėliai. Nu blemba, nu ko? Mama, ką? Ai, karamba, žinok. Ablemba. Manau, jie taip sudėjau. Ne, realiai taip sudėjau. Oi, įveikęs kambarį pataikiau. Megė? Jinai gali apsižliumt. Siausanu namai. Siausanu namams visada atsitinka toksai košmaras. Taigi, pristatome pabaigą. Beje, mūsų serija vadinasi nesusipažinimas, o susipažinimas su naujais namais. Mes jums nepasakėm, kad mes gyvenam naujuose namuose. Taigi, ate. Ai, karamba, sesė. Pabaiga pirmos serijos.